Sveiki. Pratęsim pokalbį mūsų apie jausmus. tą naują žinojimą, kurį buvom nuneigę visą laiką, nes labai norėjom būti protingi. Labai visiems rūpėjo vienas kitą pralenkti protu. Ir pamiršom, kas iš tikrųjų yra mūsų galia, kame yra mūsų energija. Aš jau minėjau, kad mintis tai yra apipavidalinimas jausmo, ar ne? Aš iš jausmo kažkokią mintį pasakau. Ir tada ta mintis yra su kūru, viduj su kūru, ji turi jausmą. Vat toks pokalbis. Ir jūs turbūt sutinkat žmonės, kurių kalba yra kaip bejausmė tokia, kaip truputį robotas, ar ne? Ir jum sunkiai įsimenama yra, nes aš irgi kalbėdama su žmogum, aš daugiau jo emociją, intuityviai imu emociją jo, reiškia. Kas slypi po žodžiu, jis gali vienu žodžiu sakyti, bet aš pajaučiu, kad ne, čia yra ne tai. Vat ir jūs visi tą galit pasitikrinti ir taip galit suprasti, kaip jum sužinoti tiesą. Ogi intuicija. Sužinoti, kokia emocija yra žodyje, jeigu jūs pripratę tik minčių klausyti. Protu, ne intuicija dirbti. Aš dirbu kitaip, aš dirbu intuiciją, man lengviau. Bet šiandien aš noriu pakalbėti apie mūsų vaikus. Sutinku tokių skausmingų atsitikimų, nebūtinai, kad kreipiasi į mane, bet aš tą matau vaikų panirimą ir jų nebe eina vaikas, jis net kelio nemato. Ir suprantu, kokia tai yra tėvam, jau daugeliui tėvų tai yra išgąstis ir jie nežino, ką daryti. Ir noriu jums pasakyti, vaikas mokosi ne iš jūsų žodžių. Jis mokosi iš jūsų jausmų ir elgesio. Ir kai jūs jam sakot, būk toks ir toks, daryk taip ir taip, o jūs elgiatės arba prieš tai elgiatės kitaip, kai su džiaugsmu jį uždarot kambarį ir nubėgat paskrolinti, jis supranta, kad tai yra džiaugsmas, ten yra džiaugsmas. Jis taip išmoko. Ir išmoko ne iš kur nors, ne iš mokyklos, jis išmoko tai iš jūsų. Jeigu jūs turit priklausomybę nuo ko nors, net pavyzdžiui nuo skaitimo, jūsų vaikas irgi ieškos priklausomybės. Todėl, kad jis mokosi, jam jūs esate Dievas. Du dievai, tėtis ir mama. Prisiminkit save, prisiminkit tolimesnį. Galbūt jūs neigsit, bet kitaip nebūna, taip yra sutverta, kad ir ką jums kas sakytų. Jūs visada grįšit ir suprasit, kad ten viskas prasidėjo ten, tėtyje ir mamoje. Todėl, kad tai eina per galvą, eina per mūsų, mes pradedam galvoti, ten bus laimė. Kai aš nueisiu į kažką ir atsiskirsiu, bus laimė. Nėra laimė sėdėti su šeima, žaisti žaidimą ir bendrauti. Gyvai bendrauti. Tai nėra laimė. Laimė yra tada, kada aš kažkur individualiai užsidarau. Pagal šios laikus individualus užsidarimas yra šitame. Tai supraskim, niekas nieko kitas nemoko. Mokau savo vaikus aš, o po to jie tik ginasi. Ginasi nuo to, ką išmoko iš manęs. Suprantu, kaip tai to nesinori pripažinti. Bet kai jūs matot tokius dalykus, kokia išeitis iš to? Pripažinti savo klaidą ir pripažinti vaikui. Kalbėti su juo ne apie jį, o apie save. Tada yra galimybė, kad jums pavyks.
tik tada yra galimybė, kad jums pavyks. Linkiu šviesos.